Labas vakaras. Kai aš tai sužinojau, mane ištiko šokas. Nuo tos dienos nesu nupirkusi nereikelės įprastinės duonos, mėsą pradėjau medžioti pas ypatingus ūkininkus, o daržovių kaulijų iš močiutės. Ką aš sužinojau? Ogi tai, kad Lietuvoje prieš javapjūtę leista nupurkšti derlių ypatingais nuodais. Tais, kurie paskutiniais duomenimis sukelia žmogaus ląstelių nekrozę ir mirtį. O ne paskutiniais duomenimis suardo endokrininę veiklą, susijusią su žmogaus lytinių hormonų gamyba. Ir tai padaro labai nedidelės to nuodo dozės, o jie vis purškia. O čia nauji tokie tyrimai yra su žmogaus ląstelėmis. Sakau, 8-9 metų yra paskelbti tyrimai. O ką tyrimai. Nes dabar perskaitėt, tai vis tiek čia mediciniškai taip skamba. Kaip čia tai įsivaizduoti? Čia in vitro ląstelės, atlikti tyrimai su ląstelėm. Žmogaus. Tai sukelia, bet čia su žmogaus ląstelėm, tai neišsigaskit tokių dalykų. Lėkštutėje atliekami ląstelių žūtį, nekrozė, tai... apoptozė. Tai žūtis, sunykimas. O apoptozė kas? Apoptozė irgi yra žūtis, bet tik tai jinai dažnai ir natūraliai žmoguje jinai yra, bet ją paskatina dar labiau. Ūkininkai naudoja prieš derlių nuimant tą rondapą? Tai beveik visą Lietuvą naudoja. Prieš kulant, pavyzdžiui, prieš kokias 3 savaitės iki javapjūtės apipurškiam rondapų. Dar purškiam, pavyzdžiui, kviečius, ypač vasarinius, nes sudygimas būna nevienodas ir brenda tada tie grūdai nevienodai. O kai neturime savo ūkyje džiovyklos, tai mes ir naudojam šitą rondapą kaip defoliantą. Jis išdžiovino? Taip, jis labai retai brendina, taip, ir išdžiūsta tas grūdas. Tai ką reiškia tai, kad mes valgom išeina taip nuodingą duoną? Taip, mes valgom nuodingą duoną, iš esmės. Mums nelieka nieko kito, tik tai ieškoti, ačiū Dievui, yra dar ir ekologiškų tų miltinių produktų. Gal galima būtų jais pasitikėti, bet ta duona, kurią mes valgom pigia, tai jinai yra nesveika. Antonijus mums netrukus paaiškins, kaip ir kodėl viskas vyksta. Paaiškės, kad viskas dėl paties vulgariausio dalyko – dėl daugiau pinigų. Purškia nuodus, kurių labai mažos dozės sukelia žmogaus ląstelių mirtį, nes tai ekonomiškai naudinga. Glifosatas numarina grūdą ir taip visas derlius subręsta vienu metu. Mažiau nuostolio ir nereikia džiovinti. Jeigu, pavyzdžiui, paskaičiuot 5-6 litai su rondapu, o džiovyklą džiovinant jau eina 7, 9, 10 ir daugiau litų vienai tonai. Tai įsivaizduojat. Palaukit. Ta prasme, džiovykla kainuoja brangiau negu... Visada, 2-3 brangiau negu su rondapu. Tai labai... Ekonomiška, viskas. Ir tas yra pagrindas. Kviečius purškiam prieš 3 savaitės vasarinius iki javapjūtės. Taip. Ir tai norma buvo 1,5 litro hektarui. Čia mažiau yra, ar ne? Tai yra mažesnė, nes jis rekomenduoja, pavyzdžiui, ir 2, ir 2,5, net iki 4 rekomenduoja. Valio, ponas Antonijai šaunuolis. Jis naudoja mažiau nuodo, nei patarė gamintojas. Bet jis verslininkas. O mus turi saugoti valstybė. Valstybė, kuri mums mėgino meluoti nuo pat pirmosios šio žurnalistinio tyrimo akimirkos. Štai pavyzdžiui šitas ponas iš maisto ir veterinarijos tarnybos, kuri vienintelė gali apsaugoti mus nuo nuodų maiste. Aš žinot, kiek jis kainuoja tas rondapas. Jis kainuoja labai brangus ir žmonės dabar atsargiai su juo elgiasi. Ne taip, kaip anksčiau buvo, jis ten pigiai kainavo. Jis dabar labai atpigęs yra? Tai aš nežinau, bet jis brangiai kainuoja cheminė medžiaga ir stengiasi panaudoti racionaliai labai. Ar jeigu nereikia, tai nereikia. O dabar jūs, ponė. Šiaip mūsų praktikoje, kiek mes bendraujam su ūkininkais, kiek patys kuriam technologijas, tai praktiškai netenka susidurti su tais atvejais, kad kviečiuose būtų naudojami glifosatai. Kadangi tai yra ir brangu, tuo labiau kiekvienas stengiasi taip sudėti technologiją, sudėlioti, darbus atlikti, kad nereikėtų šito daryti. Dėmesio, tiesos akimirka. Už 1% džiovykla paima kiek, Valia? 7? 9,5. 9,5 Lito. 9,5 lito 1% sumažinti.
Tai įsivaizduoju, dabar reikia 6 procentus nuimti, tai 54 litus reikia sumokėti už tą, kad sumažinti drėgnumą. O jeigu, pavyzdžiui, su randapu, tai paimam vienai tonai 5 litai, padauginti iš 6, tik 30. Ponas Antonijai nieko neslėpia ne todėl, kad yra ypatingas drąsuolis. Tiesiog tai, ką jis daro, yra Lietuvoje įteisinta nustačius mūsų galvą išskirtinai didelės to nuodo leistinų likučių grūduose normas. Beje, kurgi tos normas? Mes jas išvydome tik po geros valandos derybų. Aš jums parodysiu kviečiai, 20 kviečiam. Miligramų, kilogramų, taip? Jo. Va, viršui vienetai, miligramai, kilogramai, tos kultūros. Ir su šitu kiekiu... Avižom 20, ar ne? Jo. Bet kai kur numatytoji vertė yra, kur mažiau, kur su žvaigždutėm. Ir mes kaip tik viską skaičiuojam, kad neviršytų šitų kiekių, mažiau turi būti. Va, pavyzdžiui, glifosato produktas ir rugiam yra, ir tarp kitko jų dienos yra 7 karencijos. Tai yra 7 dienos iki derliaus galima purkšti rugius? Iki nuimant, maistui naudojant. 20 mg nuodų kilograme grūdų. Toje pačioje studijoje, kurią cituodama ponė iš augalų apsaugos inspekcijos pasakė, jog tie nuodai sukelia žmogaus ląstelių mirtį, yra parašyta, kad 3/4 stiklinės to glifosato jau garantuoja mirtį ne tik laboratorinėje lėkštėje, bet visame gyvame jūsų organizme. 10 stiklinės yra leidžiama norma tiems, kurie nori valgyti ir gyventi. Maža to, anie ponai iš maisto ir veterinarijos tarnybos mus tikino, kad tai, į ką suskyla glifosatas, yra visai nekenksminga. Kur tas pesticidas gali dingti, va tas raundapas, ar ne? Nupurškė 2 savaitės, jūs sakot, 2 mėnesius. Jūs sakėt, 2 mėnesius skyla. Nu tai o čia sako, 2 savaitės liko iki derliaus. Jis per 2 savaitės suskyla. O kaip? Todėl, kad jeigu jis per 60 dienų, dar ten yra maksimali norma, minimali norma. Bet kaip, ne, va tą pagrindinį daiktą, va 2 mėnesiai sakėt skilimas, 2 savaitės prieš derlių ir likučių jokių nėra. Kur jis dingsta? Nu, aš ne savo paėmė, ne jūs paėmėt, jis suskylo ir viskas, jų nelieka likučių. Štai taip, išgaruoja ir nelieka. Yra nauji tyrimai padaryti, kurie nustatė, kad žmogaus organizme esantis mikroorganizmai, įvairios bakterijos, sugeba iš tų skilimo produktų, to glifosato, vėl iš naujo jį susintetinti. Tai vadinasi, valgydami mes liktais augalus, kurie buvo anksčiau purkšti rundapų, ir netgi ir po to, kai suskyla, reiškia, tas glifosatas į kažkurias tai dalis, mūsų organizmas gali jų prigaminti viduje. Ir žinoma, jų poveikis didelis, kadangi tai yra visų pirma mutagenai, skatina išsigimimus. Andrejus Gaidamavičius mums papasakojo, kad tą glifosatą sugalvojo tokia JAV bendrovė Monsanto, kuri kadaise išrado kitą baisų nuodą DDT, liaudiškai dustą. Tas dabar draudžiamas, nesukelia vėžį, o kadaise apie jį buvo kalbama kaip apie dangaus maną. Monsanto garsėja ir genetiniais augalų mutantais, kuriuos agresyviai siūlo auginti ir Lietuvoje. Ministras Dainius Kreivys jau buvo susigundęs. Labai apsimokantis biznis. Prisimena tą atvejį, kai mokslininkė Jermakova atlikinėjo žiurkės su žiurkėm tyrimus tuos genetinius, šerdama juos genetiškai modifikuotą soją. Nors tie tyrimai parodė baisius dalykus. Taip, parodė, kad išsigimimai yra, silpnesnės kartos. Mes iš tikrųjų dabar gyvename į sąskaitą tų mūsų ateities kartų, reiškia. Mes savo liktais gyvenimą stengiamės pagerinti, bet tų mūsų ateities kartų sąskaitą. Tie genetiškai modifikuoti organizmai, kurie atrodo kaip normalios pupelės, kukurūzai ir rapsai, sukuriami taip, kad tas nuodas, kurio savo derlių gerina ponas Antonis ir šimtai jų kolegų Lietuvoje, tas glifosatas jų neveikia. Jeigu jūs pasižiūrėsit Paragvajaus atvejį, nedidelė šalis Pietų Amerikoje, kur
rondapas naudojamas praktiškai visur milžiniškais kiekiais genetiškai modifikuotom kultūrom auginti. Tam Paragvajui tiesiog tas rondapas yra prakeiksmas, nes gimsta vaikai su didžiuliais išsigimimais. Vyksta išsigimimų karta, jau pirmoji išsigimimų karta Paragvajui atsiranda, būtent dėl to nežmoniško pesticidų naudojimo. Šie kadrai liudija, kad tai, ką sako ponas Andrius, yra tiesa. Užkadrinis balsas mums sako, kad visi tie vietinių gyventojų išsigimimai prasidėjo, kai čia imta auginti genetiškai modifikuotą soją ir žemė įmirko nuo gausių chemikalų. Patikėkite, šiame pono Antony sąsiuvinyje gal tik mažiau nei pusė to, ką rekomenduoja modernio žemės ūkio technologijos, kurias pamažėl, patyliukais, bet labai atkakliai stumia, manyčiau, papirkta žemės ūkio valdininkija. Atvirai kalbant, tai turėtų nebūti leidžiama. Kodėl? Jie turi junginių panašių į estrogenus. Ir tai trikdo reprodukcinės funkcijas. Danai tyrė savo ūkininkų ir švedų vyrų spermą. Tai tie, kurie ūkininkauja ekologiškai, buvo daug didesnis gyvų, judrių spermatozoidų skaičius negu tų, kurie yra ir skaičiai pas mane. Ten vos ne per pusę skiriasi skaičiai, reiškia ūkininkų vyrų, kurie ūkininkauja ekologiškai ir chemizuotam ūkį. Ten, kur rondapas naudojamas. Taip. Ar tai rūpi tiems, kurie gauna algą už tai, kad mes gyventumėm ilgai ir laimingai? Jie, mano galva, net nespėja susitarti, ką mums meluoti. Nėra jokio reikalo puršt, todėl kad tas, jeigu rondapas panaudot kaip defoliantas jis gali būti, kad pagreitintų lapų nubėrimą ir tada jie greit subranda tie grūdai skirti sėkliniams pasėliams, o ne maistiniams. O sėkliniai? Sėkliniam nerekomenduojama, kadangi gali sumažinti sėklų daigumą. Tai reiškia, kad kitais metais sėjant gali būti ne mažiau daigus grūdai. Tai poveikis vis dėlto yra? Tai sėklinim savybėm. Mes kalbėjome su Žemės ūkio universiteto tai jeigu jie turit, tai labai... Sakė, kad tik sėklinių negalima purkšti, tuo rondapu nerekomenduojama, dėl to, kad gemalą pažeidžia, o maistinius galima. Tai jeigu jie kokius ten bandymus daro, tai mes to neužsiimam, tų bandinių tyrimų. Čia ne bandymai, čia technologija yra. Paskutinis klausimas. O kas nutiktų, jei ponas Antony ir jo kolegos imtų ir padaugintų tų nuodų, kažkas sumaltų nuodingus grūdus ir iškeptų duoną, o mes suvalgytume? Neseniai visiškai nuskambėjo toksai atvejis, kai tiesiog žmonės suvalgė 18 tonų vynuogių, kurios buvo užterštos nuodingom cheminiam medžiagom. Ir tas produktas buvo rinkoje, taip, ir kol gavome atsakymą, mes radom labai nedidelį kiekį rinkoje jau, kai grąžinom gal toną ar 2 tonas iš rinkos surinkome, o visa kita. Bet ten buvo labai nedidelis viršymas. O kiek viršijo? Man atrodo, 1,5 karto. 1,5 karto. Bet vėlgi pesticidų, jeigu MRL arba didžiausios leidžiamos koncentracijos dargi taip yra paskaičiuotos, jeigu ir viršyje žmogus turi suvalgyti labai didelius kiekius produkto, kad ta koncentracija duotų neigiamą efektą organizmui. Bet čia vynuoges vis tiek perka vaikam, ligoniam labai dažnai? Ne tik tai ligoniam, visiems perka. O ar tiesa, kad bauda buvo 2500 berods? Jam ekonominė sankcija buvo 2500, mūsų tarnybos pareigūnai taikė 500 litų. Taigi į sveikatą, o mes tęsime. Pamenate, kur sustojame? Paragvajus. Ten didžiuliuose laukuose auginama genetiškai modifikuota soja, o mes galėtumėm dėl to nesukti savo galvos, jei ne vienas bet. Ta soja keliauja į Europą, į vadinamuosius maisto fabrikus, žmogiškai modernes fermas, kurios Lietuvoje vadinamos tiesiog daniškomis kiaulidėmis. Jose per metus išauginama iki 3 vadų. Nuo vos gimusio paršelio iki kiaulienos ant jūsų stalo. Ne, iš tiesų, ne ant jūsų. Lenkai ir lietuviai tuo pasižymė ES šalyse, kad jeigu kažkurioje tai ES šalyje, ypač pietinėse, Ispanijoje, Graikijoje ar kur, jeigu atsitinka kažkokia tai nelaimė ten ūkyje, kažkokia tai
atsiranda, galbūt, nesakysiu, kad ten nugaišo ar dar kas nors, bet, sakykime, lygos kažkokios tai ir neturi kur dėti tų produktų, tų mėsos, tai jie skambina paprastai Lenkijos, Lietuvos supirkėjams ir šitos šalis superka. Nemalonu, ar ne? Tačiau blogiausia dar priešaky, nes ponas Albinas pakalbino maisto gamybos technologą, kuris jau 15 metų nevalgo to, ką pats pagamina. Pakalbino ir parašė baisų straipsnį. To, ką jis parašė, niekas nepaneigė. Šito negalėtų paneigti ir patys perdirbėjai, kad tokius produktus jie superka. Na, aišku, jie nesakys, kad ten dvėselėna dar kažką, bet kad tai labai prastos kokybės mėsa, tai jie tikrai neturi išeities, nes tai galima įrodyti labai paprastai. O va šitas jūsų šaltinis, ar ne, tai jis pats iš vidaus visą tą matė procesą? Taip, iš 30 metų, kaip sakiau, dirbo. Ir dabar jau, ar ne? 3 metus nebedirba jis toje įmonėje. Viena iš populiariausių žinomų Lietuvoje įmonių, sakykime taip, kurios mes vardą tikrai matome stambiausiuose prekybos centruose. Tai aš klausiu jo, kaip jūs pats valgote tą mėsą? Sako, aš maždaug 15 metų padirbęs toje įmonėje, pradėjau nebevalgyti. Nežinau kaip jūs, bet mane nuo viso šito jau pykina. Man reikia gaivaus kvapo. Kvapus esu gaminęs, kadangi čia yra elementarūs studentų visų, kurie mokosi tiksliuosius mokslus per chemijos laboratorinius darbus. Mesgi darom visokius fokusus ir su tais dažais, ir su tais kvapais, bet pasirodo tie fokusai tai yra, maisto pramoniai, tai yra visiškai priimtini dalykai. Pavyzdžiui, kad gauti kriaušės kvapą, jums pakanka viršdujinės viryklės pakaitinti varinės vielos gabaliuką ir įmesti į spiritą. Ir jūs užuosite patį natūraliausią kriaušių kvapą. Ir vadinasi, tokiu principu gaminami tie aldehidai, kvapiosios medžiagos ir visų kitų kvapų. Kriaušių kvapas. Jį taip mėgsta mūsų vaikučiai vaisvandeniuose, jogurtuose, tortuose. Dar ten būna gaivios rūgštelės. Juodojo pelėsio pagalba yra, tokiom biotechnologiniam priemonėm gaminama, tas juodasis pelėsis priverčiamas gaminti tą citrinų kiekį, milžiniškas kiekis, ir mes, valgom būtent tą citrinų rūgštį, o ne tą, kuri yra natūraliai vaisius. O kas tas juodasis pelėsis? Tai yra toksai grybas, kuris veisiasi pas mus po voniom, po kriauklę, kur yra nešvarumai. Ir tai žinoma, kad tai yra toksiškas, grybas tas yra, bet jį taiko, biotechnologiniam priemonėm pritaiko, kad jis gamintų tą citrinų rūgštį. Mūsų konditerijos gaminiuose labai daug kur dar dedama į kremus, į gėrimus įvairius, dedama citrinų rūgštis. Nors gali sukelti vėžio. Taip. Daug naudojant, daug vartojant, ji darosi pavojinga. Ir šitą netaip seniai pradėjo atkreipti dėmesį. Medikai, higienistai dabar jau teigia, yra literatūroje nurodyta, bet dar išleidžiamų naudoti neišbraukta. Kol kas. Tiesiog puiku. Duona iš grūdų su glifosatu, mėsa staigios mirties pakirsto gyvulio, kriaušės aromatas iš pasvilintos varinės vielos, o rūgštelė iš pelėsio iš po kriauklės. Kuo dar galėtumėm pradžiuginti valgytoją, kuris parduotuvėje ieško ko pigesnio? Kad ir tie patys broileriai, taigi jiegi, tiesą sakant, ten pajudėti neturi kur tuose narveliuose, jiems tiesiog įkišama žarnelė ir prievarta maitinami jie yra. Prievarta. Ir labai greitai užauginami tie broileriai per kelis mėnesius. Todėl jie tokie išsipūtę yra. Ir tokie mums atrodo gražūs. Lietuvoje? Jo, taip. O čia galima tai daryti? Tai prasme, čia legalu yra? Viešai to per daug nerodoma galbūt. Bet kitaip per kelis mėnesius neužauginsi. Tai va. Čia kankinamas vyro? Taip, nes yra tam tikros normos, kada ir paukščiai turi laisvai judėti ir, sakykime, ir laisviau, bet yra ir tokių atvejų. Įgrūdami į groteles ir jie net pasisukti negali ir siaubingai atrodo tenai. Viešai to mes nematome. O kur čia kaip yra? Jeigu pasakyti, nelabai galėčiau. Bet matė šitą, ar ne? Teko matyti. Išgirdusi tokį siaubą, paskutinė instancija pasileidžia po paukštynus. Važiuojam be įspėjimo ir prašome leidimo apžiūrėti viską, kiekvieną kampelį.
Pirmas sustojimas. Paaiškiname, ko ieškome. Mūsų neįsileidžia. Bet paskundžia kaimynus. Jūs pavažiuosit tiesiog kilometrą ir užsuksit truputį dešiniau, matysit irgi pastatai bus. Tai laikoma yra iš tikrųjų narvelė. Jeigu jūs norit narvelio tipo, tai tada galite nuvažiuoti. Narvelius, ar ne? Taip. Mums sakė, kad žodžiu vamsdelį tiesiog įkišo tam broileriui ir per prievartą tas broileris ten turi... Nu, nežinau, negaliu pasakyti. Tik aš žinau, kad tai narvelius turi. Tai truputėlį pas jūs pafilmuotume, paskui nuvažiuosim tenai, žodžiu, į dešinę. Aš negaliu jūsų dabar, taip, generalinio direktorių nėra, reikia, vis tiek suderinti reikia. Šiaip pas mus paslapčių nėra, bet... Tai mes dėl to ir atvažiavom, nes skambinę, kad norim pasižiūrėti, neparuoštą, kaip viskas yra. Tai jeigu narveliai, tai tik tenai yra. Lekiam nurodytų adresų, tačiau ir čia žaibiškai apžiūrai niekas mūsų neįleidžia. O gal galima tas dedeklės bent jau pas jūs nusifilmuoti? Nu, žinokit, ne, šiaip yra neleidžiama. Kodėl? Neleidžiama. Nu, čia yra vis tiek dėl sanitarinių sumetimų. O gal yra koks nors langelis ten, per kurį galima? Ne, yra pastatai be langų. Yra pastatai be langų. Tai vidų visai neleidžiat filmuoti? Ne. O, tai jūs dar nežinot, reiškia, tokio pikantiško dalyko, kad kaip pavyzdžiui labai dažnai atsitinka dabar paukštynuose mūsų, kai dėl, tarkim, ventiliacijos gedimo uždūsta 10 000 broilerių. Bet pasirodo, tas yra legalu, kur tos broilerius dėti. Apdoroti juos karštų garų, padaryti košelį ir sušerti tiem likusiem, reiškia, gyviem broileriam, reiškia. Tai yra tas yra leistina. Na. Tiem gyviem viščiukom? Taip. Na, sako, kad čia nieko tokio, dėl to, kad, tarp vištų kanibalizmas yra įprastas reiškinys tenai, kad jie ten sulesa ir savo kiaušinius kartais ir taip toliau, bet aš manau, kad vis tik tai jau peržengtos ribos. Tęsime eksperimentą. Jei nėra ko slėpti, tai tegul mums parodo, ką po galais mes valgome. Paprastai į paukštidės neleidžia, vien dėl tų ligų. Mes galėsim... Nu, kolega, žinokit, yra filmavęs. Gali būti. Įleido, sakė, tik tai ten važiavo reklaminiais tikslais. Gali būti, vasaro komunikacijos direktoriai gal suderino su daktarais, gal perengė, gal visą kitą išsiaiškino. Tai mes irgi persirinktume. Nežinau. Taigi niekas, nei vienas paukštynas nesutinka atverti savo durų. Mes tik sužinome, kad tai, ką vadiname vištiena, už šių sienų užauga 3 kart greičiau nei pas močiutę. Nu tai Europų dar greičiau užauga, per 37 dienas užauga. Reiškia, jis augina paprastai vienadienius atveža į broilerį, nepaleidžia. Ir yra lesinimas, girdimas nepelinis. Bet jūs įsivaizduokite, jeigu pas mus broileris išaugtų per 40 dienų, tai paukštino ir nebūtų pas mus. Mes neišneštumėm su ekonomika ir su konkurencija. Atvežtų iš Lenkijos, kurie auga per 40 dienų, iš Olandijos visus. Tiesiog turiu labai artimų giminę, kurie dirba paukštynę aukštesnėse pareigose, bet ne Lietuvoje. Čia pat gretimuose šalyse, tai iš tikrųjų, patys vadovai, niekas darbuotojai paukštienos nevalgo, ne kiaušinių, ne nieko, sako, mes per daug gerai žinom tas technologijas, kiek yra viščiukam kas antrą dieną skiepai, antibiotikai, augimo hormonai, įvairios premiksai, tai yra auginama nežmoniško greičiu, ir su tokiam medžiagom, kurios mes tikrai nenorim, kad mūsų vaikai valgytų. Na ir kompanija šį vakarą susirinko. Ką jie patys valgo, jie įtiki viskuo, ką sako. Gal sakau, silkutės? Toks nekaltas valgymėlis nuo kūčių stalo. Dėl ko nevalgo jūs patys silkių gamintojai? Kas ten su jom yra? Aš nežinau, kas ten su jom yra. Čia aš sakau, tai yra tokio pasakojimo. Sako, ten kaulus kažkaip tirpdo. Jo, tai yra pilamas kažkokios cheminės medžiagos, kurios ištirpina kauliukus. Jos ten nieks nerankioja, ar ne? Arba įspūdingas pasakojimas žmonių, kas dirba Norvegijoje, žuvų fabrike. Sako, mes ten sėdėm fluorescuojančiam kažkokiam šviesytėm ir žiūrim, kiek yra kirminukų žuvytės. Iki tam tikrų skaičiaus yra norma, virš to skaičiaus yra nenorma. Galiu jūs nudžiuginti. Viskas, kas čia pasakojama, tik skamba baisiai, o iš tiesų
galiu jūs patikinti, visiems tiems augimo stimuliatoriams, antibiotikams, žuvų kaulus tirpinančiai chemijai yra nustatytos nekenksmingos jūsų organizmui normos. Tarkime, paimkime kaip pavyzdį bulvės. Jeigu norime nustatyti atitinkamų herbicidų arba pesticidų likučių didžiausias koncentracijas, vienas iš pagrindinių reikalavimų yra apskaičiuoti, kiek vidutiniškai vartotojas suvalgo tų bulvių per parą. Ir tokiu atveju yra specialios formulės, pagal jas yra apskaičiuojama, kiek į organizmą gali patekti šitų kenksmingų augalų apsaugos priemonių likučių. Ir tokiu atveju, ar organizmas sugebės neutralizuoti tą kiekį. Ir pagal šitą formulę yra įskaičiuojamos taip vadinamos didžiausios leidžiamos koncentracijos. Dar mums paaiškino, kad visokių chemijų, kurios naudojamos auginant augalus ir gyvulius mūsų maistui, o taip pat maisto priedų natų normos įvairiose šalyse skiriasi. Tas skirtumas atsiranda, kai kas nors ištiria, ką, pavyzdžiui, lietuviai valgo. Kokia jų dieta? Tiesa, valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje mums užsiminė, kad jau kuris laikas mūsų mitybos papročių niekas intymiai nenagrinėja. Lygiai taip pat mums buvo pasakyta, kad nors to glifosato, kurio mūsų artojai džiovina grūdus, yra nustatytos normos, tačiau štai pernai jų laikymosi niekas Lietuvoje apskritai nestebėjo. Europa neliepė. O nebaisu, kad duona paskui duonoje likučiai Tai po 10, po 2 savaičių nelieka jų. Korencija tai yra pilnas dingimas ar kaip to, visiškai nieko nebelieka iš tos chemijos. Jeigu prisilaikai pilnai instrukcijos, rekomendacijų, tai chemijos nebelieka. Nes naudojame mes tą chemiją ir auginant ir bulves, ir auginant ir morkus, ir auginant ir grūdus, ir viską. Bet yra kiekvienam preparatui korencijos periodas. Nelabai tikėdami visokiais pasakojimais apie apsigimimus nuo glifosato Paragvajuje, ponas Antony ir jo valstybiniai prievaizdai sutartinai kinkuoja galvą, kai prabylame apie žuvis ir varles. Va joms tai tikrai kenkia. Kodėl, įsivaizduojate, aš būdamas Danijoje nemačiau nei vieno gandro. O kodėl gandrų nėra? Todėl, kad nėra varlių. O kodėl varlių nėra? Todėl viskas melioruota, chemijos privaryta, varlius neturi kur veistis, o ką valgys tas pats gandras. O pas mus Lietuvoje dar kol kas pilna tų dalykų. O kodėl jūs vis dėlto naudojate tą chemiją? Buvom keletą kartų paskaičiavę, kad iš chemizuoto ūkio pajamų išeina daugiau negu iš ekologinio. Pas mus o kiek maždaug daugiau? 1,5 karto kažkur tai daugiau. Pakalbėjome apie gandrus ir pinigus, nuraminame sukilusi skrandį, grįžtame prie esmės, prie mėsytės. Laidos pabaigoje ponas Albinas pasidalins su mumis žiniomis apie tai, iš ko galima pasigaminti dešrą ir ko jums tai gresia. Bet prieš tai pakalbėkime tiesiog apie gabalą šviežios mėsos. Kitą kartą perkame mėsos gabalą. Atrodo, mėsa, kągi ten galima pridėti. O atidžiau pasižiūrėkim į odą. Jeigu atidžiau pasižiūrėsim per padidinamą stiklą, pamatysim skylučių pradurstytą. Ne ranka tos skylutės pradurstamos. Yra tokios mašinos, kurių, aišku, nuvyksim į perdirbimo įmonę, mums neparodys jų, tačiau kartais tiesiog subadoma, automatai subado. Ir ten įpurškiama tam tikri dalykėliai. Tame tarpe ir tokios priemonės, kurios išlaiko, kad ta mėsa ilgai nesugestų. Tada ir ta mėsa ir ilgiau negenda ir svoris padidėja. Ačiū kolega, jūs mokate sužadinti apetitą. Beje, tokių pašnekovų šįvakar susirinko dauguma. Kaip aš pacientams sakau, jūs nežinot, kaip tai veikia. Jūs perskaitot užrašą. Dažiklis, tirštiklis, skėdiklis, minkštiklis. Pridėkit žodį kepenys arba smegenys. Smegenų dažiklis, tirpiklis, smegenų tirštiklis ir minkštiklis. Tai tas, ko tas daro dalykas su maisto produktais, tai daro ir jūsų organizme. Mažais kiekiais, po truputį mes kažką vis dėlto įtakojam. Ir mikrodozės mūsų įtakoja. Mes homeopatijai tą žinom, kad mums daug nereikia. Mums nebūtinai reikia buldozerių, kad skaudėtų. Mums užtenka ir adatos, kad mums būtų popa. Ar ne? Ir jeigu mus baksnuoja kiekvieną dieną.
Čia mes pašnekėjome apie visokius priedus, kurių dedama į maistą, kad jis būtų skanesnis, puresnis, standesnis ir panašiai. O svarbiausia, kad ilgiau negestų. Čia sako kancerogenai, ar ne? Taip, tai yra kancerogeninės medžiagas, vėžį sukeliančių medžiagų, jų yra daug. Mumsgi nieks nesako, kiek kas ką deda į produktus. Jūs niekada nežinosit pilnos sudėties. Deja. Nu deja. Vėžį sukeliančios, bet vis dėlto... Nebūtinai vėžį sukeliančios. Ir vėžį sukeliančios, ir alergizuojančios, ir virškinimą bloginančios, ir cholesterolį keliančios, ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip nebūtų gaila, mes niekas nežinom, kiek kas gamintojas deda. Tai yra jo turbūt know-how, jo verslo paslaptys, kad tas gaminys galėtų ilgiau negestų, gražiau atrodytų, būtų nepilkas ta dešrelė, o rūžava. Tai yra... Mes iš tiesų artėjame prie esmės. Prie to, be ko lietuvis neįsivaizduoja gyvenimo, be dešros. Žinia, kad mėsa, kai ją verdi, pilkėja. Tačiau ant prekystolio ji dailiai rožinė. Norint pagaminti 100 kg virtų dešrelių, viena dabar veikianti ir mums tas dešrelės pirkti siūlanti įmonė sunaudodavo maždaug prieš 4-5 metus 52 kg sojų želės, tai yra vadinamoji sojų varškė, kitaip dar vadinama, 3 kg antros rūšies jautienos, 6 kg kiaulienos, 4-5 kg manų kruopų, 2-3 kg miltų, tiek pat druskos, 7-8 kg vandens, 20-25 kg plėvių, kremzlių, kiaulės odų emulsijos, sausgyslių, pažiaunių, kitokių subproduktų. Čia apie tos, kuris kalbėjau, kad vakarų šalys jų nenaudoja žmonių maistui. Ir apie 1 kg įvairių skonio priedų, dažiklių, skonio stipriklių, tame tarpe mano minėto glutamato. Na ir skanaus. Valgykime. Ponia iš Maisto ir veterinarijos tarnybos sako, kad aukščiausios rūšies gaminiams šis receptas negalioja, o ji pati antrą rūšio nevalgo. Teisingai, dėl to, iš ko tai gaminama. Tačiau rožinės yra visų rūšių dešrelės. Nitrozaminų susidarimas tai yra iš nitratų. Nitratai organizme virsta nitritais. Nitritai reaguoja su aminais. Susidaro nitrozoaminai. Nitrozoaminai yra vieni iš didžiausių kancerogenų. O nitritų mėsos pramoniai, sūrių pramoniai vartoja. Deda į gaminamą produktą, mėsos pramoniai, kad išlaikyt spalvą, kad... Daugiausia spalvos išlaikymui. Sūriai vėl ten turi savo jų fermentacijos procesą, veikia tie nitritai. Bet nitrozoaminai yra vieni iš didžiausių kancerogenų. Kaip pasakyti, slopina kraujodaros sistemos vystymasi arba veiklą savotiškai. Jeigu tokie konservantai yra įtraukti į oficialius Europos teisės aktus, vadinasi, jie yra galiojantis. Ta prasme, mes neturim pasirinkimo, ką valgėt, netgi jeigu galvojam, kad tai nuodas. Ponia Brazauskienė sako, kad ypač atsargus turime būti, kai leidžiame tai valgyti didžiausiams dešrelių fanams, vaikučiams. Pavyzdžiui, kūdikiams labai pavojinga. Jie su kraujo hemoglobinu sudaro tą vadinamą medhemoglobiną, kuris užblokuoja deguonies pernešimą. Ir kūdikis dūsta. O uždūsta dėl to, kad jis gavo nitratų, nitratai virto nitritais, ypatingai kūdikio organizme. Tie susijungia su kraujo hemoglobinu, medhemoglobinas, ir viskas. Juokinga, kada tuose reikalavimuose konsultantai ten visą kitą pasako, suvalgęs to produkto nenumirsi. Taip, nenumirsi, bet valgome gal, kad jaustume kažkokį pasisodinimą, kad malonumą, kad tai būtų tikrai kokybiškas produktas. To betrūktų, jeigu aš suvalgyčiau dešrą ir numirčiau. Juokingai tai atrodo. Dar yra naujienų ir apie rūkytus gaminius, kurie iš tiesų yra visai nerūkyti. O tas, kur mirkomas? Jūs kalbat apie mirkimą. Tai yra nemirkomas. Jūs jau kalbat apie mėsos gaminius. Tai yra mėsos gaminių injektavimas. Dabar kiekvieną mėsos gaminį... Jie rūkytais vadinasi. Nesiskiria. Turi skirti grupę, pagal kurią gaminami, ir technologinį procesą. Yra dešros dešrelės, yra mėsos gaminiai. Dešros dešrelės yra, kada mes pagaminam faršą,
dešrų faršą, jį sukemšam, suformuojam ir to jau eina terminis apdorojimas ir būtent tas terminis, pagal tą terminį apdorojimą ir gaunam tas grupės. Tas, kas pagaminama pagal pono Albino receptą, ne tik suvalgoma, bet suvalgoma mėgaujantis. Paklauskime, kodėl. Tai pats baisiausias, tas ženklas yra E621. Kitaip, kai kur rašoma glutamatas. Ne visi žmonės žino ir netgi aš su akiniais, pavyzdžiui, tos dešros, tos sudėties ir tų neįskaitau. Jeigu norint įskaityti, tai reikia pasiimti didinamą į stiklą ir žiūrėti. O kodėl jisai baisiausias? Baisiausias todėl, kad kaip tas štai konsultantas man sakė, technologas tiksliau man sakė, kad tą glutamatą panaudojus, tai galima, bet koks produktas virsta skanėstu. Ta mėsa gali būti, ar tas produktas gali būti, kaip jis sakė, taip, tą žodį, sušutęs, gali būti sugedęs, gali būti baisus. Jeigu tu jo nematai, bet, sakykime, užsimerk, valgysi ir tai bus skanėstas, tai bus delikatesas. Tas glutamatas dar ir slopina sotumo jausmą. Žodžiu, tu visą laiką alkanas, tau visada norisi, reiškia, to maisto daugiau ir tu paprasčiausiai persivalgai. Gamintojui tai yra dviguba nauda. Vienas dalykas pagerina skonį prasto produkto, o antras dalykas padidina jo vartojimą. Patikėkite, mes galėtumėm iki paryčių tęsti šitą chemizuoto, tai yra modernaus žemės ūkio kulinariją. Tačiau paklauskime esminio dalyko. Ar yra pasirinkimas? Man baisiausia yra tai, kad žmogus pirmą kartą istorijoje nebežino, ką jis valgo. Jo. Mūsų vienas chemikas ekspertas Vytautas Pelakauskas yra parašęs puikų straipsnį apie tai, kad jeigu 50% gyventojų gyventų kaime ir užaugintų patys savo maistą ir truputį daugiau, kad tektų dar vienai šeimai, tai visos ekologinės problemos susispręstų. O tai, ką mes šiandien turim, tai yra kaina to, kad mes atsisakom patys auginti maistą. Na kągi, laidos laikas baigėsi, tikslas rodos pasiektas, apetitą mes jums sugadinom, beliko esmė. Paskutinė instancija nusprendė, kad čia tai yra didelio tyrimo pradžia. Tęsime po savaitės. Likite su Lanka ir skanaus.